Labas rytas. Einu visas pasikrovęs, energijos po nakties. Dirbti reikia nusimti spėtynės. Daug vilčių buvo iš spėtynių, bet čia kaip žvejyba. Vilčių visada daug būna. Sugalvojau šiandien medų išsukt, oras, kaip mato, toks lynoja truputį, bet nebus man daugiau kada. Neturiugi diafragminių ten tų senelių. Tai visas spėtynėse. Tai už vien galvoju, nuimsiu spėtynės, susidėsiu. Vis tiek reiks kiek išeis siaurint lizdus. Gal dar šiandien nesisiaurins, bet bus matyti. Atrodo, tik tai kabinau. Visko buvo pradžia tokia, daug vilčių. Naujas sezonas tik prasidėjinėja bitininkystės. O viskas, jau pabaiga. Dar ne visai, dar maitint, gydyt. Bet jau su spėtynėm senai pabaiga. Tik vis tingėjau čia iki jų nesikapstyti. Pažiūrim, kaip spėtynė pragyveno vasarą. Biškį parūdijo. O šitie tai mane labai erzina. Visur pas mus jie. Ir matosi apsigyvenę, prišykė. Kaip kokie tai tarakonai, lauko tarakonai. Kaip su jais kovoti? Kol einu iki kitos spėtynės, reikia gal pasakyti reziumė. Tai šiemet iš 3 spėtynių, vienoj spėtyniai vapsvos apsigyveno. Tai kaip ir kažką pagavau. Bet kai komentarų skaičiau, tai ne man vienam. Vapsvų šiemet metai. Karšta buvo nuo Liepos jau ir vapsvos prasidėjo, kai būdavo nuo rugpjūčio. Tai už tai ir toks rezultatas. Gal ten būtų ir užkybę. Bet jau kai buvo užimti namas užimtas, tai jau taip ir gavosi. Šiaip manau, spėtynės galima jau nuo Liepos kokios 15 ramiai jas nuiminėti. Nes įspėtimas bičių, bent jau pas mane, būna praeitis. Sunkiausia pavasarį išsilaikyta. Šiltie viliukai, pagreit nuo pavasario pradeda didėti. Visą kas savaitę erdvi tik atvažiuoja, atrodo, oi, dar maža šeima, kad perų pilna. Ir jos iškart kaip dvigubai pasidaro nuo vieno remelio. Nuo vieno remelio tai 2 remeliai bičių. Tai realiai vos auga greitai. Vietos po to nebėra. Ir kokia rasė bebūtų, spėtimo neina išvengti. Reiks tobulėti, paskaityti daugiau knygų. Bent jau vieną dabar tikrai turiu apie motinų izoliavimą. Kaip ir rekomendavot, nusipirkau. Iš pačio autoriaus. Kas buvo mūgiai bitininkų, buvo ir jis pardavinėjo. Parašiuką uždėjo ant knygos. Visiems ačiū, matau 400 prenumeratorių turim. Pernai rudenį planavau tokių laikų turėti 1000. Bet yra kaip yra. Pavasarį buvau jau, norėjau tokių laikų turėti 500, dabar jau džiaugiuosi už 400. Einu ir priejau vandenį. Taip palyjo pas mus, taip nelyjo visą vasarą, viskas užžiūvo, nektaro nebuvo. Per vieną naktį prūdas atsistatė, kai buvo pavasarį. Viskas, baigėsi era šios vasaros medūnešio. Tiesa, vasaros tik iki birželio, jau po to Liepa rugpjūtis nebuvo medūnešio. Bent pas mane ir mano kraštuose, manau, nebuvo. Nes Zarasuose taip uždžiovino, kad dabar už tai netrūksta lietaus, prūdai per vieną naktį atsistatė. Gerai, bandau imti.
Oras, kaip matot, lyjo ką tik, bet neturiu kitą pasirinkimą. Taip ir tai bus piktas, vis tiek apvoksim, žiūrėsim kiek čia gausis, bet ir taip čia, aišku, 2 pilni, čia tuščias. Ir taip ir kituose panaši situacija. Tai turbūt nieko naujo čia kam, bet savaitgalio bityno vlogas tęsiasi toliau. Gerai, imam. Gražus, pilnai užakiuoti. Kad subrendęs medus jau tikriausiai nėra net klausimo. Vėliau vis tiek su tuo hidrometru ar kokį ten daiktų pamatuosiu. Pasižiūrėsiu dėl įdomumo, bet subrendęs viskas tikrai. Suksiu šį kartą jau patalpoje viduj. Nedarau klaidų, kaip pirmais metais, pavasarinį jau kažkada sukiau pavėsiniai. Galvau ir išsuksiu ir rudeninį, bet kaip nėra medūnešio, reikia medų slėpti ir saugoti. Kaip oras blogas, tai ar geros bitės ar ne, tai tikiuosi daug ko nesugels, va jau kaklan būtų įvaryti. Nu, kas daryti, kitaip neišeina. Kitaip neišeina, nelyja, nėra labai šalta, vėjo nėra, tai ko jam čia pergyventi. Bet nelabai patinka, kaip matau. Nuo pavasario, nuo birželio 15. Nu, va tiek prinešė. Tai dabar net nežinau, ką daryti su tokiu. Nežinau, ar duoti jam susinešti. Reikia pasižiūrėti, ar visi čia tokie. Nu, lašai, nežinau, nuimsiu, gal ir paliksiu. Bet reikia nunešti toliau nuo bityno, kad vagysčių čia nepranašau didelių. Gerai, žiūrim, kas lizde. O iš lizdo kažką paimsiu. Reiks siaurinti vis tiek. Reiks ir bičių duonelę pasimti. Visos, nepamirškit, negalima imti. Reikia palikti ir jiem. Tai įdomu, ar čia yra, kažkada tai buvo pavasarį, kaip sakoma. Taip, perų dar turim. Mamos nėra, tikiuosi čia. Gerai, padedam čia. Oi, dar išsiris. Žiemai bitučių bus. Nematau, kad lizde būtų maisto. Nebe to, kad aš paimt noriu, bet kad jom dar ir gyventi reikia iš kažko. Perai. Dabar net neramu pasidarė, paimsiu viską, nebus jam ką valgyti. Nu, va, paskutinis remelis turbūt. Čia duonelė. Ir juodas. Nu, bent vieną tikrai turiu paimti. Vien kad su tokiu remeliu žiemot blogai yra. Lygos ir kitos problemos. Paimu, kaip sakoma, paskutinį, tai čia nieko nėra, va. Lizde 0,5 kilogramo. Apvogiam, viskas pikti, tuos nunešiu kažkur toliau dabar, tegul pasiema. Nes šiandien, jeigu paliksiu, kitos pamatys, atskris kitos, pradės puldinėti avilį, čia ir taip nieko nėra. Tai taip, pamaitinsiu turbūt tik tai už savaitės, tai sakau, duosiu atakučių jam, tegul suvalgo, nes neturi ką. Maisto gal išgyvens. Tegul neša, žydi pievas. Koks mano reikalas, ne? Pasižiūrim drėgnumą. Nu, va, kaip aš jau užtepiau.
Pabėgam iški. Pamazuosiu. Skanu. Prispaudžiam. Pasižiūrim. Išsukiau medų vakar iš 2. Su šitom, kaip matėt, viskas gražiai praėjo. Pas tas nuėjau, oras ne kažką buvo. Tai aš visas galvodavau, kad kostiumų esu apsaugota šituo, bet nežinau, jo sugebėjo per čia, matyt, buvau nepritraukęs, per čia kelis kart sugėlė. Čia, tada pralindo pro guminius, čia kažkaip tai, žodžiu, sugeltas, ištynęs šiandien visas. Išgėriau vaistų, nuvažiavau, nusipirkau. Bet gyvensiu turbūt. Bet bijau, net šiandien eit, aš tikrai pasakysiu, bijau. Nu, nesupratau, kad kaip taip galėjo jas pralysti. Bet šiandien kitą dieną, geresnis oras truputį. Uždėsiu atakučių. Iš tikrųjų, iš 2 avilių man beveik vos ne 5, nu gal 4 kg jų gavosi, nes neturiu to indo, kuris nusisunktų, nusifiltruotų, į baleikoj darau tokioj. Reiks nusipirkti kitą sezoną, bet gal 8 eurų, nu kaip nors gal susitaupysiu iki kitą sezoną. Vakar uždėjau atgal, kad sutvarkytų. Tai reikia pažiūrėti ir duoti maisto, nes visai neturėjo maisto. Tai nuimsim, užduosim maisto ir žiūrėsim situaciją. Čia kažkoks ne bitynas, o savaitgalio vapsvynas. Nežinau, pas jūs ta pati situacija. Realiai neįmanoma dirbti, vien vapsas, va, vien. Jos dauguma ir išneša ir medaus, žinokit. Nu, bus gerai, kiek sutvarkyta. Tvarko. Traninius biški padarė kažką tai čia. Nu, matyt, taip sušvietė. Gerai, reikia duoti jam. Duot maistuką. Kiek čia duosim? Bendrai gal reiktų pirmą sukrėst. Drukčia mama nuėjus viršui bus kur nors. Aišku, abejoju. Yra reikalų su tom bitėm vis tiek. O ten, va dabar visus perkraut. Išleistuvus turėčiau, tai turbūt būtų paprasčiau. Baikit čia. Ir lenda atgal tas vapsvas. Nežinau, kažkaip reiktų optimizuoti šitą vietą. Tikrai gal su išleistuvai šitais pažaist reikia nusipirkti. Siūlo perkraunu. Jau ten vapsvas matau. Turiu rankšluostuką. Uždengiam. Čia. Gerai. Eikit. Duosim valgyti. Mažai turėjot. Davėt man, aš jum iki maitinimo, kad pratemptų, nes nelabai jam čia matau sekasi gerai. Jo, užteks tiek, 3 paliksim kitai šeimai. Vapsvynas uždarytas kuriam laikui. Eisiu pas piktasis. Tai tokie reikalai bityne. Reikia nešti tuos, atgal kitą tvarkaus, eisiu pas kitas. Gal kažką reiks dar pafilmuoti. Žodžiu, darbo yra, kad tik negeltų. Nes, nu tikrai, ne kad skauda, nu blecha. Sunku dabar dirbsiu tą ranką, nes visai ištynus. Gerai, kol kas tiek, jungiu kamerą, nes reikia jungti nepaprastai, bijau net nusivilti dabar jau. Bet šitas lyg tai geros. Situacija bitynė neprasta. Daviau išlaižyti medų. Nežinau kaip daryti, anksčiau bandžiau ir į avilį dėti. Bet su aviliu jis tiesiog jie sutvarko koriukus ir palieka tą medų. Man jie nesuneša į apačią ar ten į viršų. Tai geriausiai išvalo taip. Bet čia baisu net, žinokit, būti.
Vapsvynas, vapsvos. Šiemet tiek jų. Pernai nebuvo tokio dalyko. Judesiuko turim truputį. Ir bando dar, vyra atrodo, ką nešti, tai kojas prie manęs lenda. Reiktų toliau turbūt nešti. Sunku galvoja, ai, paliksiu čia. Bet toks supykdysios, atrodytų gyra, ką nešti, taigi neškit ir dirbkit. Matosi, kas daugiausiai vagia. Čia šitas, matos šeima didelė, reiktų gal laką atidaryti, kad greičiau spėtų jos. Reiks atidaryti gal, greičiau sudirbs, greičiau suneš. Bando va mane gelčia. Tai atrodytų dirbtų savo reikalais. Koja čia dabar kabinasi. Gerai. Tai sakykit, kaip jūs darot, kad nepykdyt bičių. Kaip teisingai reiktų išsausinti išsuktus koriukus. Ai, jau mikrofoną ant gelio riečiasi net. Ei. Einu, nesiūtinu jų. Ką noriu pasakyti. Kiek 2 dienos gal man atrodo pas mane pagulėjo šitas koriukas ir žiūrėkit, ką turim. Turim kandį. Jau. Aš nežinau, čia kol išvalgė lauke pagulėjo dieną, dar vakar namie. Daugiau nėra, ant kitų neradau, bet čia jau viskas. Reikia vis tiek kažkur donelį pjaustysiu. Bet greitas, čia palik jas, iškart užsiveis viskas. Tai saugokitės tokių dalykų, nes greit sugadins viską. Viskas, aš laimingas. Baiginėjasi šitą procedūrą ilgą medaus sukimo. Jau baigėsi. Paskutinis uždėjau, kad ten išlaižytų suremontuotų remelius į avelį ten kelis. Bet kas keišiausia, tos piktos, kur mano bitės yra pakeistos ir mama buvo pakeista ir viskas. Ir ėjau dabar ir dar į pirštą per pirštinę. Nežinau, kodėl jos tokios piktos ir būtent kodėl ta viena šeima tokia kažkaip tai. Bet jau praeitis, bus vėliau žiūrėsim, ką daryti su tokiam dalykais. Tai baigėsi viskas, reikia greičiau susipjausti doneliai korius, nes, sakau, kandis puola iškart. Nesitikėjau, kad ant tiek greit kandis puola, kur doneliai yra. Tai viskas, žodžiu, gerai, prisukau apie 120 kg, čia jau kiek jau į stiklainius nuėjo tiek. Dar daug, sakau, su tais atakučiais išsinešė atgal į avilį. Nu, bet sakykime, jau grinai prie 120 iš 4 avilių, 5, ten tik šiemet sudaryta šeiminėlė, tai ten keli buvo irgi. Keli koriukai buvo medaus. Tai nenufilmavau kaip pačią ten tą sukimą. Kažkodėl tai. Gal, kad nelabai yra ir noro, kaip dirbi ištisai nesustodamas. Ir dar galvot kamerą, bitės šitos lenda. Lenda, gelia, ranka jau šiaip su vaistais normaliai jau šitą atsistato. Gal iš tikrųjų pripratau. Dar tinimas biški yra. Bet atsistato rankytė. Gerai, susipjaustom. Peilį sugalvojau tokį naudot, nes po to labai sunku išplauti jį. Tai galvojau, kanceliarinis pjūriukas paimsiu ir išmesiu geležtę. Ir bus paprasčiau. Tokios va procedūros atliekamos. Iš tikrųjų, ten pačio proceso gal ir jau nereikia jums rodyti, taigi jau praeitais metais rodžiau, kaip donelę pasimti. Bet vat vieną čia išėmam. Išėmam tokiais ir į šaldytuvą. Šaldyklinį į šaldytuvą. Šaldom. Aš tai donelės nevalgau, bet vaikai mano pusryčiam
Mama visą laiką jiem duoda po kokias ten po šaukštelį. Ir jiems ir vaikam patinka. Ir sako, sveika. Tai, žodžiu, viskas jėga, išsuktas medus. Viskas gerai, tai... Taigi kitų savaitgalių, kitų atostogų mano. Važiuosiu, pailsėsiu į gamtą, gal kažką pagausiu. Nebenoriu kol kas apie bitės nekalbėti. Būna turbūt kažkam ir jum taip. Apie duonelę video jau kažkada dariau. Tai galit pažiūrėti pilną, kaip ką pasigaminti. O dabar tiesiog va taip paimam. Iš šaldyklio ištraukiam, šalo keletą parų, savaitę net gal beveik. Bet užtenka paros šaldyklyje. Per daug nedėkit, nes tada sunkiai išsikula. Jau kažkiek va prikuliau. Yra truputį šiukšlių, kur seni koriai. Tai nesusitrūpina. Tai tokie biški nešvarumų yra. Bet su šviežesniais geriau. Gerai, va, pridedu visą, biški gal per daug. Bet kad iš paskutinio maišelio jau išimt viską. Gerai. Vis dar tas pats gailestingumo maišelis. Gaili manęs visi. Daužy tol, kol visai neliks korių. Pakratom, bet vis dar biški per daug prisidėjau. Kulkit į kokią kaladę, ne į sieną kaip aš pernai plytų, nes labai greit maišelis sunaudoja plytos. Toks, nežinau, nesimato turbūt. Miltai. Pilam į kibiriuką. Savo gamintą video yra kaip gaminti. Kol kas taip. Gerai, tada tiesiog imam ir kulam. Per sieką reikia. Nėra labai greitas procesas, bet nėra labai ir lėtas. Nu ir gerai bus. Matas yra truputį ir stambių, va tokių reikia tokius prarinkti. Fokusą kaip tai va. Tokį jau neįlūžta jau neįkulasi. Kai kuriukai šviežesni, tai visai gražiai įsikula. Yra dar keletą tų, bet gražu vis tiek. Viskas, baigiau duonelės kulimą. Gavosi tiek. Visokių būna švaresnių, netokių švarių. Gavosi kaip gavosi, užteks tiek tikrai, tiek nesuvalgysim. Reiks gal kažkam padovanot ar parduot. Reiks ją dabar biškį pradžiavinti orkaitėj. Nežinau, gal kokią 30 temperatūros, kad pradžiūtų geriau, kad ne koks pelėsis nepaimtų. Tai tiek. Sakoma, laikinam, šerinam ir laukim kitų laidų. Iki.